Sveiki, esu mitybos specialistė Vaida Kurpienė. Šiandien kalbėsim apie labai tradicinį patiekalą – silkę. Silkėje yra daugiau omega-3 negu augintojo lašišoje, o silkė labiau tradiciškas patiekalas ir tikrai pigesnis nei lašiša. Gaminsime ne visai tradiciškai, nors iš mums įprastų patiekalų. Tai yra cukinijos, šiek tiek pomidoriukų mažų ir padažą iš natūralaus medaus garstyčių. Cukiniją sukapuojame didesniais gabalėliais, tai yra kubeliais, galime pjaustyti ir šiaudeliais, kaip mums labiau patinka. Šį kartą silkę supjaustėme juostelėmis, tačiau galite supjaustyti panašaus dydžio kubeliais, tada gausis ne salotas, o mišrainė, kuri irgi kuo puikiausiai tinka. Jeigu tokią silkę valgysite pietums, tikrai drąsiai šalia galite suvalgyti ir karštą bulvę su lupena. Tokiu būdu verdant, bulvėje išlieka daugiau maistinių skaidulų ir naudingų medžiagų, bet to sotumas bus didesnis. Planuodami gaminti šią žuvį, parduotuvėje rinkite silkę su visa galva, tai yra neišdarinėta, juk sutvarkyti ją užtruks tik porą minučių, o taip gausite mažiau įvairių druskų ir kitų maisto priedų naudojamų maisto pramonėje. Šią tradicinę žuvį ypač dažnai ruošiame kūčioms ir kalėdoms ar kitoms mūsų šventėm, tačiau jie ant mūsų stalo turėtų būti kiekvieną mielą savaitę dėl savo omega-3 riebalinių rūgščių, kurių mums ypatingai reikia ir smegenim, ir vystymuisi. Įprastai silkę gaminame su tikrai riebiais priedais, daug kepintomis daržovėmis, kurios įdėjus į burną tiesiog ištirpsta. Iš tiesų, jeigu kepinate morkas ar svogūnus ar kokias kitas daržoves, kepinkite tik tai vos su nedideliu riebalų kiekiu, kad vos pasikeistų spalva ir išliktų traškumas. Taip išsaugosite daugiau naudingų medžiagų ir sotumas bus ilgesnis. Šį kartą silkę paruošėme neįprastai su šviežiamis daržovėmis. Daugiau įkvėpimo galite pasisemti internete. Susiraskite receptų, kurie tinkami lašišai ar skumbriai ar kokiai kitai riebiai žuviai. Ir tą riebią žuvį recepte pakeiskite silkę. Štai ir viskas. Turėsite pigesnį ir omega-3 kupiną receptą. Skanaus!